Anna Morija Wilson gimė 1996 metais Naujajame Hampšyre, Jungtinėse Amerikos valstijose. Mergina augo sportininkų šeimoje. Jos mama Karen buvo dviratininkų instruktoriai, o tėvas Erikas buvo atstovavęs Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinę slidininkų komandą. Brolis Matthew taip pat užsiiminėjo slidinėjimu, bet šiek tiek žemesnėme lygyje. Sportas jų namuose buvo kasdienybė, todėl nenuostabu, kad Ana nuo mažens svajojo apie sporto aukštumas. Iš pradžių ji garsėjo kaip perspektyvi slidininkė, tačiau vėliau jos širdį pavergė meilė dviračių sportui. 2021 metais ji jau dominavo profesionaliuose žvyro dviračių lenktynėse, nepalikdama šansų savo varžovėms. Nepaisant savo pasiekimų, Ana išliko kukli ir neleido, kad sėkmė susuktų jai galvą. Laisvalaikiu mergina mėgdavo pasimėgauti meksikietišku maistu, leisti laiką su šeima, žaisti stalo žaidimus ar tiesiog leisti laiką su draugais. 2021 metų spalį Ana laimėjo savo tuo metu pirmasis didelės 103 mylių lenktynes. Tai yra 167 km trasa Bentonville mieste, Arkanzaso valstijoje. Ta patį vakarą švęsdama pergalę, ji pirmą kartą sutiko didelę savo gerbėją vardu Caitlin Cash. Caitlin, kaip ir Ana, buvo dviratininkė. Moterį žavėjo Anos talentas ir ji akylai sekė jos karjerą, neslėpdama savo susižavėjimo. Netrukus merginos tapo geriausiomis draugėmis. Praėjus kelioms savaitėms, Ana pradėjo dažnai lankytis naujosios draugės namuose. Jos kartu leisdavo laiką besigamindamos valgyti ir kalbėdamos apie būsimas lenktynes. Tuo metu Ana buvo savo karjeros viršūnėje ir jos ateitis atrodė labai šviesi. Anos vardas sparčiai garsėjo dviračių sporto pasaulyje ir neužilgo mergina netgi tapo lažybų kontorų favorite, prognozuojant lenktynių nugalėtoją. 2021 m. rugsėjį Ana dalyvavo Idaho kalnų lenktynėse, kurį susipažino su dviratininku vardu Colin Strickland. Vyriškis sužavėjo jauną moterį, jis žarstė ją komplimentais, kokia talentinga ji buvo ir netgi padėjo merginai gauti kelis naujus rėmėjus. Vyras nesitrūvėjo rodyti savo meilės Anai. Jis gyrė merginą, kad ji yra geriausia dviratininkė visoje šalyje ir galbūt net ir visame pasaulyje. Ir neužilgo tarp jų dviejų užsimezgė romanas. Tačiau jau 2022 m. sausį jiedu nutarė padaryti pertrauką savo santykiuose. Bet nepaisant to, jiedu išliko draugais ir netgi kartais susitikdavo kartu pasivažinėti dviračiais. 2022 gegužę Ana pradėjo ruoštis Gravel Lokos lenktynėms 80 km trasai Hiko mieste, Teksase. Šį pasiruošimo laiką ji nutarė pagyventi savo naujosios draugės Caitlin namuose, Ostino mieste, Teksase. Gegužės 11 dieną Ana susitiko su Colinu prie miesto baseino, o vėliau jie nuėjo į netoliese esančią mėsainių užkandinę. Vėliau tą patį vakarą Colinas parvežė Aną atgal į Caitlin namus. Tuo metu buvo apie 8:30 valandos vakaro, o jos draugės Caitlin tuo metu namuose dar nebuvo, kadangi ji vakarieniavo su draugais. Tačiau grįžusi namo apie 10 valandą vakaro, Caitlin nustebo radusi neužrakintas savo namų duris. Įėjus vidun, ją apėmė keistas jausmas. Namuose buvo mirtina tyla. Moterį apėmė nerimas, prisiminus, kad prieš kelias valandas dar vakarieniaujant, telefonų programėlė jai pranešė apie atidarytas namų duris, bet tuo metu ji to nesureikšmino, kadangi pagalvojo, kad tai buvo Ana. Tačiau dabar, vaikštant po namus, buvo neįprastai tylu. Moteris tiesiog jautė, kad kažkas ne taip. Ji lėtai užlipo laiptais aukštyn, įėjo į vonios kambarį, įjungė šviesą ir išvydo kraujo baloje ant grindų gulinčią Aną. Ji nebeturėjo gyvybės ženklų, o kūnas jau buvo atšalęs. Mergina buvo mirtinai sušaudyta į galvą ir į krūtinę. Per vėliau atliktą autopsiją buvo nustatyta, kad žmogžudystei buvo panaudota 9 mm hollow point kulkos, specialiai sukurtos taip, kad smūgio metu jos plečiasi kaip gėlė, kad padarytų kuo didesnę žalą žmogaus audiniams. Iš karto prasidėjo tyrimas, o pareigūnai svarstė įvairias versijas, tarp kurių buvo ir nepavykusio apiplėšimo versija, tačiau atrodė, kad iš namų buvo dingęs tik vienas daiktas – Anos dviratis. Keisčiausia, kad neužilgo dviratis buvo rastas numestas krūmuose netoli namų.
Kadangi įsilaužimo požymių nebuvo, pagrindiniu įtariamuoju greitai tapo Colinas Strickland. Colinas buvo iškviestas apklausai ir nors jis patvirtino buvęs vienas paskutinių žmonių, mačiusių Aną gyvą, jis teigė, kad nebuvo įėjęs į namų vidų. Tyrėjams pavyko gauti vaizdo įrašą iš Caitlin kaimynų durų kameros. Ir įrašas patvirtino, kad vyras sako tiesą. Ta vakarą jis parvežė Aną į jos draugės namus savo motociklu, paleido ją ir iš karto išvažiavo. Vos po kelių minučių kamera užfiksavo dar kai ką. Pro Caitlin namus pravažiavo juodas Jeep visureigis su dviračio laikikliu. Išsiaiškinus šio automobilio savininką paaiškėjo, kad jis priklauso 34 metų moteriai vardu Caitlin Armstrong. Be to, kad ji buvo jogos mokytoja ir nekilnojamo turto brokerė, Caitlin taip pat buvo dviratininkė. Tačiau svarbiausias faktas buvo tas, kad moteris buvo ilgametė Colino Strickland mergina. Colinas ir Caitlin draugavo nuo 2019 metų ir netgi gyveno kartu. Tačiau 2021 metų spalį Colinas pasakė Caitlin, kad ji nusipelnė kažko geresnio ir nutraukė jų santykius iš karto po to, kai susipažino su Ana. Vos po kelių dienų susipažinimo Colinas ir Ana užmezgė santykius, o apie tai sužinojusi Caitlin ėmė persekioti Aną. Ji netgi pradėjo skambinėti merginai grasindama, kad ši nesiartintų prie jos vaikino, o Ana galiausiai buvo priversta ją užblokuoti. Vėliau Colino ir Anos meilė išblėsus, jis vėl grįžo pas Caitlin. Tačiau moteris vis dar degė iš pavydo ir įniršio, kadangi jis sužinojo, jog Colinas vis dar slapta palaiko kontaktą su Ana, o jos numerį jis buvo įsivedęs kažkieno kito vardu. Tačiau gegužės 11 dieną moteriai naršant po Colino kompiuterį jie aptiko žinutę, kurią tą rytą jam buvo siuntusi Ana. Žinutėje buvo parašyta: Labas, norėčiau su tavimi pakalbėti. Aš rašiau tau žinutę penktadienį, bet mano žinutės vėl neišsisiunčia. Šis savaitgalis man buvo keistas ir aš tiesiog noriu žinoti, kas vyksta. Jei nori būti tiesiog draugais, nes atrodo, kad taip ir yra, tai gerai, bet aš norėčiau apie tai pasikalbėti, nes tiesą sakant, aš nežinau, ką galvoti. Gavęs žinutę, Colinas susitarė susitikti su Ana prie baseino, kur jie praleido dieną kartu. Nei Colinas, nei Ana nenutuokė, kad tą dieną juos sekė Caitlin, stebėdama kiekvieną jų žingsnį. Vakare, kai vyras paleido Aną prie draugės namų, pasislėpusi Caitlin viską stebėjo iš šalies. Nors iki šiol nėra aišku, kaip moteris įėjo į namus, bet kažkokiu būdu ji tai padarė. O jos jausmai buvo užgauti kitokio lygio, kad ji paleido 3 šūvius į Aną. Policija vėliau gavus kaimynų durų kameros vaizdo įrašą, jame girdėjusi Anos klyksmas, iš po kurio girdėjusi 3 šūviai. Vienas šūvis buvo paleistas į dešinę veido pusę, o kulka išėjo per kairį skruostą. Antras šūvis buvo paleistas į dešinę galvos pusę ir išėjo per kairį žandikaulį. Ir paskutinis šūvis buvo paleistas tiesiai į širdį, bet kulka per nugarą išlindo tik dalinai, kadangi tuo metu Ana jau gulėjo ant vonios grindų. Tada žudikė išėjo ir pabėgo savo automobiliu. Pareigūnai jau turėjo vaizdo kameros įrašą, kaip moters automobilis važinėjo pirmyn atgal pro namus, kur Ana buvo nužudyta. Bet galutinis patvirtinimas buvo, kai žudikės draugė nutarė kreiptis į pareigūnus. Moteris pareigūnams pasakojo, kad dar prieš žmogžudystę Caitlin prisipažino jaučianti Anai neapykantą ir pasakojo norinti ją nužudyti. Ji taip pat sakė, kad Caitlin neseniai įsigijo pistoletą ir su savo sese lankėsi šaudykloje, kur mokėsi juo naudotis. Tuo metu draugė pernelyg Caitlin žodžių nesureikšmino, tačiau tik išgirdusi apie Anos žmogžudystę, ji iš karto suprato, kas buvo už tai atsakingas. Kitą dieną po žmogžudystės pareigūnai areštavo Caitlin, bet dėl visai kitų kaltinimų. Ji buvo pasidariusi botoksų procedūrą, bet už ją niekada taip ir nesusimokėjo. Tik patikrinę jos automobilio numerius pareigūnai suvokė, kad jie sulaikė moterį įtariamą žmogžudystę. Apklausos metu Caitlin tylėjo. Ji nieko nesakė, net kai pareigūnai parodė, kad jos ginklų kulkos sutapo su tūtelėmis rastomis nusikaltimo vietoje. Tik tada, kai buvo užsiminta apie Colino santykius su Ana, Caitlin pradėjo vartyti akis ir pasakė: ta mergina.
Iš jos elgesio ir kūno kalbos tyrėjai suprato, kad kalbasi su Anos žudike. Tačiau apklausos metu paaiškėjo, kad Caitlin orderis negaliojo, kadangi kažkas neteisingai užrašė jos gimimo datą. Tai reiškia, kad pareigūnai ją turėjo paleisti. Išėjus iš policijos nuovados, Caitlin nedelsdama pradėjo planuoti pabėgimą. Jau kitą dieną ji pardavė savo Jeep visureigį už $12 000 ir tarsi pradingo nuo žemės paviršiaus. Apie 1,5 mėnesio pareigūnai dirbo bandydami surasti moterį. Jie galvojo, kad ji greičiausiai pabėgo į kitą valstiją, bet galiausiai paaiškėjo, kad ji išvyko iš šalies. Vaizdo įrašas iš Newark tarptautinio oro uosto New Jersey'e parodė, kaip gegužės 18 dieną ji įsėdo į lėktuvą skrendantį į San Jose miestą Kostarikoje. Moteris išskrido pasinaudojusi savo sesers pasu. Tačiau Kostarikos teisėsauga neatsisakė pagelbėti ir padėjo FTB nustatyti Caitlin buvimo vietą. Ir galiausiai, po 43 dienų slapstymosi, 2022 m. birželio 29 dieną, ji galiausiai buvo suimta Santa Terasa paplūdimyje. Slapstydamasi Caitlin netgi pasidarė plastinę operaciją, tai bandydama apsunkinti savo atpažinimą. Ji nuolatos keisdavo savo nakvynės vietas ir registruodavosi išgalvotais vardais, bet nepaisant visų pastangų, teisėsauga sugebėjo moterį susekti. Suėmimo metu ji turėjo tvarstį ant nosies, kontaktinius lęšius pakeičiančius akių spalvą, taip pat buvo nusidažiusi plaukus kitokią spalvą. Bet netgi ir sulaikyta, ji žūtbūt bandė įtikinti pareigūnus, kad jie suėmė ne tą žmogų. Tada ji buvo išsiųsta atgal į Teksasą, tačiau kaltės dėl Anos Wilsono žudymo nepripažino. Belaukiant teismo, jai buvo nustatyta $3,5 milijono užstato suma, praktiškai patvirtinanti, kad už užstatą ji neišeis. 2023 m. spalį prasidėjo jos teismas. Caitlin teigė, kad ji pakeitė išvaizdą ir pabėgo iš Jungtinių Amerikos valstijų ne dėl to, kad buvo kalta dėl žmogžudystės, o todėl, kad norėjo pabėgti nuo tikrojo žudiko, tai yra savo buvusio mylimojo Colino Strickland. Spalio 12 dieną Caitlin bandė pabėgti nuo pareigūnų, kurie ją tuo metu lydėjo į medicininę apžiūrą už kalėjimo ribų. Po trumpų kaudynių ji vėl buvo sulaikyta. 2023 m. lapkričio 16 dieną Caitlin Armstrong buvo pripažinta kalta dėl 1 laipsnio žmogžudystės ir buvo nuteista 90 metų kalėjimo. Dėl įkinio paleidimo ji turės teisę kreiptis tik po 30 metų, kai jai bus 65. 2024 m. gegužę Anos tėvai pateikė ieškinį prieš Caitlin Armstrong, jos mamą, sesę ir buvusį vaikiną Coliną Strickland, prašydami kompensacijos už Anos laidotuves ir emocinę žalą. 2024 m. birželį Caitlin nedavė jokio atsakymo į šį ieškinį ir aplamai nepasirodė teisme, ko pasekoje teismas priteisė Wilson šeimai $15 milijonų. Po 5 milijonus buvo skirta mamai ir tėčiui, o likę 5 milijonai kaip papildoma bausmė. Tačiau jie vis dar bylinėjasi iki šiol, kadangi Caitlin šeima išpardavė jos turtą ir pinigus išsiuntinėjo ant kitų sąskaitų, taip stengdamiesi padaryti, kad Anos tėvai negautų jos pinigų. Šeima dukros atminimui pradėjo daryti kartą į metus vykstantį dviratininkų renginį, kur dviratininkai važinėja Anos mėgstamomis trasomis. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.